Tai palaukti, čia aš suprantu taip, kad reiks ir grįžti dar šitais laiptais. Čia ir Rokis būtų užsipūtys ant akių. Labas rytas. Vakar paskutinis dalykas, kurį veikiam, buvo valgiam žuvį su bulbam. Nu šūdas. Tas mums kainavo sunkią naktį. Karolis skaudėjo gerklę, šiaip nemiegojo. Man visą naktį pilvo raižė. Tai buvo daug netikrų alarmų, kas nedavė miegoti. Ačiū tau, žuvie su čipsais. Ir iš vis bulbas, fritkės reikia čipsais varyti. Nu žodžiu, tai tiek mano nakties nusiskundimų. Šiaip vakar dieną visai buvo, nu, tokia, akmenis pamatėm, pasvažinėjom. Šiaip daug nesitikėjom, ką norėjau pamatyti dar. Pamatėm šiandien, sakė, siauresnių visokių keliukų pamatysim. Gražus, Torkėjus, gražus miestelis. Matėm tik patamsi, tai buvo daug labai apšviesta naktinių švieselių. Nu, tikrai gražiai paplūdimys atrodo viskas. O dabar mes einam pusryčiauti. Dabar tikimės gauti angliškus pusryčius, be jokios abejonės. Vakar Karolis su Nėrium buvo dar išėję į barą, tai užtiko tokią vietelę, kur sakė, dirba nuo ryto ir virtuvę. Optimistiškai nusiteikę, einam. Ir susitiksim mes dabar prie stalo. Kalaus paimsim tau. 4. 4? Ne, jokau. Susiradom vietą pavalgyti. Didžiulė vieta. Ir lošimo aparatas pusryčiam ten tolumoje mirguliuoja. Viską yra. Gavom pusrytukų meniu. Tai čia yra, nu, dominuoja kiaušiniai, bekonas, dešrelės ir taip toliau. Užsisakiau didžiuosius pusryčius, dar užsisakiau kažkokį muffin, tai keksiuką pusryčių, kas irgi su kiaušiniais ir bekonu, nu viskas, su kiaušiniais, bekonu ir pupelėm. Laukiu, dabar čia išsirinkom 107 staliuką, sakė, viską mums suneš prineš. Ir nutarėm, kadangi vakar 2 iš 2 pavalgymai buvo labai nevykę, tai ko gero mes dabar prišluosim. Ir tada visą kelią važiuodami dusuosim. Bet dar yra viena problema ta, kad mes dabar prišluosim maisto, o reikės mums lipti į aukštą statų kalną ir dar tais stačiais laiptais irgi užlipti atgal iki parkingo, kur mašina palikta. Nėrius sakė, ne bėda, aš galiu užlipti vienas ir atvažiuoti jūsų paim, bet aš galvoju, kad priimsiu šitą iššūkį. Nors vis dar irgi raižo pilvą iš po nakties. Nes man irgi neduoda ramybės. Sako, viena bėda, dar ne bėda, bet jau lauk daugiau. Dar čia ant staliuko bevartydamas krajutės užmačiau tokį įdomų dalyką. Va, gali atsisiųsti tepą, užsisakyti, ko nori valgyti ir tau atnešti. Tai visai mandrai atrodo. Visur yra surašyta kalorijos. Nesifokusuoja, bet pabaigoje ten matosi large breakfast štuko 200 kalorijų. Tai, nu irgi juokinga visai. Aš kaip sportininkas pusryčiam 4000 valgau kalorijų, tai tikriausiai reiksim dar 2 porcijas. Matysim. Kava tik 6 kalorijas, žinai, kiek sugert reikia. 3,70. Aš nežinau, šiaip Simutei davė tik puodelį ir sakė, ir kavos aparatas. Ir galiu piltis kiek nori. Neblogai būtų, kad ir su šitotį būtų galima padaryti. Bet kavytė, man atrodo, 1,5 svaro. Bet šiaip visai padorus kaušas. Aš jau nugėriau pusę. 6 kalorijos. Nieko nesakė, eina šinčia, sako, viskas nebedirba. Sako, dėl to aš jums ir varpus skambinau ir ką pasako. Valgėm bulvytės, be nieko. Gavom pusryčių keksiukas. Apsterliosi. Turim dešrelai, turim skistai keptų kiaušinį. Jau teka kiaušinis per ranką. Labai gerai. Oh yeah. Ar skanu? Išlaga iš burnos. Vyrai iš burnos, viskas labai gerai, reiškiasi gerai. Labai gerai. Čia turim dešrelai, turim šoninės. Kad aš marškiniokus dėviu kada nors. Tu turėtum Skistai keptų kiaušinį, skani bulkytę. Mrema geras. Va, trynę padažai iš bliūdą. Rytoj pasičiausim čia, jau nuspręsta. Turim pupelių, turim kiaušinį, turim bulbinukų, šoninytę, dešrytės, sviestukas, man šitas labai patiko. Jonytę ir va ten dar turim grybuką. Patinka. Gerai dešrelė, skanios pupelės. Sviestuko duonelės susitepiau, šoninytės turiu. Kiaušinukas. Ir čia normalesnį porcijų atnešė. Sviestuko daug atnešė. Pas mane skaitosi tradiciniai pusryčiai, pas Etvį dideli. Tai šitas mūsų pusrytis kainuoja didžiulis 7 svarus. 7 svariukai.
Pasaka. Štuka 200 kalorijų. Kiek vakar mokėjai? Vakar mokėjau 15. Už per mažai kalorijų. Už labai per mažai kalorijų. Tai palauk, dar už fish and chips mokėjai 18, man atrodo. Fish and chips mokėjau 18 ir visų naktį raižę pilvų. Ačiū. Rasyti, jeigu žiūri, va taip turi atrodyti pusrytis. Ne, kiaušinienė. Kas taisysi? Vo, 10 balų. Vietname neišbandžiau tą šiknas plovimą situaciją, žinai, su šlangelė. Dabar sėdėjau ir ten tas talėtas, kur pats nuslaižė, žinai. Sėdėdamas kažkaip matomai pasikreipiau. Nulaidė vandenį, žinai. Tu nuplovė šikną? Nuplovė šiknų viskų, reikia ir kiaušušluosti. Nebuvo įtin malonu. Pasikreipiau biškį, blėč. Aik, tu savo galvoju, pradėjau šluosti dar kartą. Tik norėjau, kad žinotumėt ir jūs. Wetherspoon, puikia vieta, padėjo Anglijai atsispirti nuo 4 įvertinime, nes pusryčiai tikrai šaunus, tikrai puikus. Dabar, kas neduoda ramybės, tai kad reiks lipt laiptais, reiks lipt kalnan ir važiuosim į pasaulio kraštą. Laiptai į dangų. Be pabaigas, eik, tu pekla. Čia visai mielai inšaučiau babę kefyrą. Biškį energijai sukelti. Faltu, tai čia smertis iš karto. Smercis ant laiptų. Ir aš kaip suprantu, kad ne ant tą kalną, bet ant tokią kalną mūsų mašiną. Ant tą pačią. Ant tą pačią kalną, tai mūsų mašina. Aš dar tik įveikiau 23 laiptelius, laukia šitas kalnas. Gali būti, kad šitų pusryčių bus baugi maža. Kai Dartmūrą važiavo, visur dūmai ir vanelina degančių plastikų. Tai valai gali matas plastas. Cinematic mode. Rising up, back on the street. Gali būti, kad iš pirmą kartą. Vidvidėlį pasilisėjimo vietą, žiūrėk, jau net sieną įskilai. Oi, būtinai. Svajingai praeikoti. Like and subscribe. Kokį esat matę ženklų su stačiausias įkalnės procentą? Komentaruose apačioje. Įveikėm kalną, čia jau turėsim mašiną. Aš manau, vien dėl tokią kalną verta yra nepamiršti, pasubscribinti kanalų, paspaust laikų ir, kaip jau sakiau, pakomentuoti ir pasidalinti su draugu. Pasakok mūsų dienos planus dabar. Šiandienos mūsų planas yra Šūdas! Vyk, tu savo prikrauta čia. svarbiau visų planų ir šviežias. Vyk, nekelk, Kaip smirda, Tai toks dienos planas. Šiaip, kaip ir visur, tvarkingai yra ženkliukai, va, susirinkti savo šuniuką, kakučius. Bet kaip visada ir gudresnių, kur apeina sistemų, žinai. Šuniuką surinka. Akų daryti su šituo. Ranka masteliui. Lėlės. Labai didelis šuniukas buvo. Mes dabar ant tiek tą patį šūdą kokį pamatėm. Viena mintis dabar galvoju, viena mintis. Ar galėčiau geriau? Aš tai manau, kad neperspjaučiau tokią šūdą. Taip, peršak tokį šūdų yra reikalų perspjautai. Jo, šūdas buvo įspūdingas, Simutė klausė, kokie mūsų šiandien planai ir tada mes išvydom pusryčių įvykį. Kažkieno tai įrodymą, kad pusryčiavo. Nes tikrai šviežias da buvo, atvelkė nuo vėjo, ojojoj, lapelį, kai bandė judinti, labai buvo prilypys da. Taip. Ir da, toks šviežias atlimpa, kur viršus apdžiūvys, žinai, kaip pavyzdžinės košės įsiverdi ir ant viršaus tokia ilgiau pastovėjus plėve lieka, bet viduj garuoja, tai va čia da garuojantis buvo tas toksai. Važiuos man pasaulio kraštą, pakeliui važiuos man nesvietiškai siaurais keliukais, palei krūmelius. Vakar jau nubraukė mašinų, tai ar taip 105 eurų jau kainuos, tai dabar galim visas pakrūmės vartyti visko. Kuda šiandien matys mano veiksmą? Karolis Tamstu kvietė apsilankyti Sohą. Soha, svarbu iki... Po vieną galim išgerti, bet nueiti tiesiog į Sohą, vidų pabūti ir išeiti. Taip, jeigu kokteilis 15 eurų po vieno, jeigu 7, tada galim ir po 2.
Nu, matysim, aš nemanau, kad tai gali būti blogai. Daug spalvyčių, viską. Berniukai simpatiškai. Tai gali pirkti kokteilius mums, tai tada pabūsim ilgai. Jeigu pirks kokteilius, gali būti, kad raisim biletienis. Tiek apie šiandienos planus. Ir toliau atsuksim vaizdą į kelią, kad matytumėt siaurus keliukus, krūmelius ir gal kokį vieną kitą. Pasirodo, matai, čia kultūra leidžia pritūpti žmogui pakeliai. Nu, man visai patinka. Antras geras taškas Anglijai. Žiūrėk, čia Tigeris Woodsas. Čia specialiai dėl šitą tigriuką važiavau. Geroj vietai. Hailaitas. Eik tu šyk, nu nesąmonė. Atsistum, kad gali. Atsistum, kad gali. Čia dar ir kitas būtų prasilenkimas. Bet va taip va būna, sustinki ir hujarini atbulas. Dabar galvoju, va, jeigu, pavyzdžiui, labai ilgai nebezdėtum, labai norėtum, ar galėtų bezdalus išeit atsrūkstant per burną? Aš šiaip esu girdėjus, kad jo, nes tipo duojas kiek turi pasišalinti iš organizmo, bet aš nesu. Tai va, tada įdomu, pajaustum bezdalą skonį, žinai. Tiltalys. Patinka. Pučia vėjas. Atsistok, Simuk, pabūk. Simonas kelias yra identifikacinė vėliava, kaip dabar yra vėjuota. Dabar biški ramiau. Atvažiavom į pasaulio kraštą. Va čia dabar jūs girdit, kaip pučia vėjas ir čia yra puiki vieta pareklamuoti mano Contribui kanalą, kur reik sumesti. Reik prisijungti ir tada bus galima nusipirma naujas mikrofonas. Ir per tų mikrofonų tada taip nešvilps vėjas. A dabar toks vaizdas, kad man va čia va titrus reiks dėti. Nu taigi čia nesąmonė. Bet dabar ne apie tai. Dabar mes eisim pažiūrėti, kaip atrodo pasaulio kraštas. Pirštinį nereiksgi +12, paliksiu namie, išsiimsiu, padėsiu ant tumbačkas. Puikus sprendimas. Pasaulio pakrašty, va tokį mažų miestelį turim. Nes čia nainas. Šitą daug viską. A va tėva kažkur tai pasaulio pakraštys. Bet aš tada matau švyturį kažkokį. Aš šiaip akmenį. Nu jau turi, tai turi anglai. Akmenų. Budelas. Atsižymėta. Prie 2 budelių. O dabar, gerbėmiai, pasaulio kraštas. Nu ne Stonehedžas. Eik tu, va ten, kaip taškas į uolas vanduo. Žinai, gal ir vertėjo 4 valandas kirsti 1000 žiedų, 1000 kelių remontų įveikti, kad atvažiuot čia. Daug uolų, bangų, purslų, žmonių nedaug, apsiniaukia, rūkas, bet gražu. Galiu pasakyti, teks atsiimti žodžius, gal ir dar kartą važiuočiau. Tik ieškočiau kelią apie 2 milijonų žiedų. Svariokų turiu. Variokų? A kiek anas prašys? Prašys 2, kad sudervint. Mes svaru ir kuonas man sakys, kur aš žiūrėjau. Noriu pažiūrėti, kas tai per daiktas. Šiturys ar kas? Akmenas, geni, šitų akmenų. Svariokų praryja. Nieka nerodo. Ir svariokų praryja. Nieka nesako. Va tavo variokai guli va čia.
Vaikas žemė, tai prasideda nuotykiai. Atvažiavam prie baltą namuką, kaip matat. Užtvanka šiandien atrodo šitai biškį vėjuota. Nuo gaidelių pusės biškį daugiau purslų. Nu bendrai paėmus, neblogai. Linkėjimai babiui. Baigęs kefyras, bet pilvo raižą antrą dieną, blemba. Ir taip, visiškai be reikalo, be jokia, be pasiekmių. Tiesiog skauda ir tiek. Va čia tai kelionė, pasaka, gera. Oi. Ne, taigi aišku, visi žmonės, kai žmonės. Mes su Nerku tai sakė, mums šalta, mes maudytis nenorim. Aš įtiek jau prie baltą namuką atvažiuoja, to jam reikia plyst balą. Ir va, dabar būtų mikrofonas, girdėtumėm kušneką. Gali būt, kad visai būtų įdomu. Bet kadangi mano kantrybį kanalį yra tik tai babys ir Karolis, tai aš kol kas dar negaliu nusipirkti mikrofoną, katras nešvilptų ir katras sakytų, ku kalba Anys. Pagalvokit. Gražu. Aš va ten norėčiau užlygti. Gal net man biškį visoką. Tai skaitau, galėtum iki Vatavą daplaukti. Rankom, ne? O ja. Net jeigu būtų ramus vanduo, aš nesu pleimo gyvenime 100 metrų nuplaukęs. O kanalo maudyklos iki, kur vaikai maži sisioja, kiek čia yra. Tai va, kaip nuo čia iki te. Aš delfinas, jeigu nesupratot. Mok. Davai būk normalus ir pafilmuok ir gulščiai. Susma televizija. Upė švintoji. Upė švintoji. Tu man be gala ir be kruntų. Tik va taip paprastas delfinas atrodo, ne taip? Ne, taip, visai ne taip. O šitų mes įpratę paprastų vadinti. Taip, šitų išsilkinės traukiai su kurpam ir būna labai gerai. Čia dar vienas delfinas yra. Važiuoja savo peleku. Ėjom ir suradom. Pirma ir paskutinė pašto dėžė Anglijoje. Kaip sako. Pirma ir paskutinė. Impresyvo. Simuka, atidarysi budelai. Dara budelą, bet nėra telefona. A, tai kaip paskambinti? Sąskaitai, ne? Ne. Čia nebent, nežinau. Ai, tai čia gal, kad pabėgtum iš matricą šitą budelą tik tai. Davai. Tai nepabėg iš matricas, tai kur mes veiksmą apie tavį. Užfiksuota. Dingau. Nereikia man, kad švaistiklis per šoną išlįstų. Naujo mašinų, tai gana. Inžinierius nedarytų mašinas tam, kad nebūtų tam naudojama. Jeigu galima iki 7 štukų atsukti, tai ir turi būti atsukta iki 7 štukų. Aš pasakysiu tau paprastai, ar žopelė inžinierius gamina mašinų pjovimui? Visi Anys vokiečiai vienodi. Mašina, kuri gaminta pjovimui be didesnių modifikacijų, gali važiuoti... Man skauda, Nerka, man spazmai prasideda, man tikrai padėtų. Tu geras, prašau. Ką žinau, žinai, galvojau rimtesnis. Kur aš negirdžiu variklę tiesiog, kaip panas dirba. Kam tau variklį girdėt, kaip panas dirba? Žinočiau, kad ir. Dabar pafilmuosiu ekranų ir trumpai papasakosiu, kas vyksta. Aš dabar stebiu ir nežinau, ar matas, bet man įdomu, kas pirmas laimės, ar tunelių video, ar vestuvių video, kas rinks štukų jūsų. Ir čia ir labai smagi vieta, nes šiaip jau visai toks azartas, perbrausiu, pažiūrėsiu, noriu užfiksuoti šitų dalykų. Manau, kad šitas dalykas vyksta vėl išvykoje. Ūkuos, kai mečiokai išvažiavo ir šiaip
subscriberių irgi link 100 artėja. Tai būtų smagu, kad nepamirštum paspausti laiką, paspausti subscribe. Supratau, kad šitą video žmonės norės mėnesį. Aš vis tiek noriu pasidžiaugti. Gali istoriją kelti. Ne, tai dabar Simutė mane sugrąžina pasaulį. Anerka net gazą nepaspaudžia, tai nežinau. Aš tau paskambinsiu Nerka ir pasakysiu, kad paspaustum. Pirmauja vestuvės. Žiūrėkit, aš nežinau. Aš pasakysiu atvirai. Dabar aš esu įtampai. Aš dabar einu ir stebiu. Dabar vestuvės ir 998. Tuneliai yra 997. Verda nuožmi kova. Taškas į tašką. Kas ją laimės? Aš nežinau, bet aš jau šito momentu, nesvarbu, šitų video kelsiu po 3 mėnesių gali būti, nežinau, kažkada pavasarį jau bus senai, jau turėsiu kažkur 14 000 subscriberių ir 5 štukų viewsų, bet man šitas 1000 yra labai svarbus, nes aš tikrai negalvojau, kad Anas gali taip greitai. Per 3 savaitės, pirmų štukų ir ant 2 videkų, aš tunelis inkėlau prieš savaitę. Čia įzdės. Oi, nugalėtoją dar neturim, laukit update, paskiau inkelsiu. Po nuožmios kavos, prašom, pažiūrėkit, pasigrožėkit. Ant kiek būta nuožmios kavos. Tuneliai laimi. Turim 1001 peržiūrų, kai mečiokai turi 999. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi nesustosit. Dabar man labai raižo pilvą ir aš čia nebesmaivau, bet vis tiek labai džiaugiuosi, nes pirmas 2 štukas. Eik tu, braliukas. Motoravys kaip nindzė. Pasidžiaugiam, kad pasiekiau 1000. Išeinam dabar mes pavalgyti kažkur. Ir tik laiptais leidžiantis iš kartas kvapas, toks alėjaus. To fish and chips iš vakar. Dabar aš nenustoju, man skauda pilvų. Aš nebesuprantu, kas daras. Man baisu. Ir aš jau net valgyti nebenoriu dabar, nes vėl užkvypa šituo neskanių dalykų. Mes tvirti, mes galim perlipti per savį, mes siekiam tikslų. Eisiu privalgysiu, kaip pramuš man rytoj patikroji lėktuvan. Tikiuosi, kad ne. Norėčiau, kad lėktuvai, kad visi suprastų ir nebeturėtų kur pasidėti. Karoli, nusprendė jau, ko valgysi? Žinoma, aš valgysiu Scottish Haggis Nipsentatis. Va. Bet ir kas tai yra? Peilį davė. Nerijus gavo normalų peilį. Ką Nerijus valgo, atsiprašau, aš daug iš jūsų pafilmuosiu. Haggis Nipsentatis. O, Nipsentatis Sweden ir čia su kakučiai šitais. Čia labai skanus burgeris bus, matau. Simutė su sūriu pasiėmė bulbę. Ryškiais vienodį rinkai. Šitas patiekalas. Atrodo skaniai. Šiaip tai nenoriu. Tikrai. Ir atrodo net skaniau negu mano 5 bean chili potatoja. Bet aš kaip ir tikėjausi, šitas patiekalas atrodo toks, kur aš tikrai nepavalgysiu, tai bus proga užsakyti dar kažką. Šinšos pasaulyje onion ringsas vertas grybo. Sako, mainom onion rings ant grybo. Ir išmainiau, nes tiesiog aš žinau, kad jis onion ringso norėjo. Bet, sakau, čia buvo vertas šoninės arba dešelės. Nekakojau. Ir bet aš nenorėjau eiti su tai nori. Ir nešik. Aš dabar sumokėčiau 70 eurų, kad labai gerai nukakoti. Liek labai daug. Tai va taip noriu. Na, tikrai blogai gal reikia vaistinės. Norėjom namą iš pirmą kartą. Easy peasy tralivalė. Labos nakties, iki rytojaus. Ai. O dabar metas pusryčiauti. Tai labas rytas, jeigu dar nesakiau. Trečias rytas. Šiandien mes keliausim jau namo. Po pietų mums skrydis į Amsterdamą. Ir dabar mes einam vėl pusryčiauti puikią nuostabią vietą. Vakar ten vakarieniavom. Buvo visai taip. Bet pusryčiai superiniai, tai tikiuosi, kad šiandien pakartosim. Nerijus gyvena prie pat. Už 3 minučių nuo puikias vietas, sakė, nebuvis valgyti. Nerijus man visai patinka. Anas antram aukštį gyvena, aukštai laiptais lipt nereikia. Valgyti turi vietai skaniai. Gerai čia viskas gerai. Parkėjus pirmadienį atrodo taip. Nu, nepulkas jūrėse. Gerai, reiškia, ilgai nereiks lauko, kol iškersom kiaušinienės. O! Suprato, kad čia to. Čia
Šiandien kaip ponai sėdėsim prie lango. Tai va čia va, per langą mes matom geriausią miesto barą Soho. Pusryčiausim angliškus pusryčius. Prisisakiau ekstrų dar visokių ir breakfast muffin pasiėmiau. Tai va kažkoks ten keksiukas, vadinasi keksiukas, bet ten realiai toks burgeris su kiaušiniu, su lisyte, sūriu, bekonu, dešreliu, su viskuo. Žiauriai geras dalykas. Ir kavytės, žiaurą pam pasiėmė, duoda gerą kaušą ir gali piltis kiek nori. Kai gali piltis kiek nori, tai mes labai laimingi būname. Ir airiška kava, ginesiukas. Enjoy. Thank you. Toksai yra galiūnas. Iš galiūnų, žinai, viskas ant tų visų. Eddie Hallas, Anglijos. Turbūt žinai. Tai aš žiūrėjau ją 20 000 kalorijų per dienų dietą. Ne. Tai va, ją pusryčiai yra va čia va, mačiau buvo parašyta šitoje lėkštėje didelė yra štuka 200, Anas valgo, kad būtų bent jau 4 štukas na rytą. Ką, davai, judam. Pati šypsena. Dar man labai patiko, čia yra paaiškinimai viskam. Va, stovi šviesoforas. Ir šviesoforai yra ženklas, kad kai dega raudonas, sustot ir laukti. Nenustoja stebinti. Dar vienas ženklas prie šviesoforą. Spausk knopkį, lauk signalą. Va šitas nematė ženklą, kad reikia sustoti ir laukti ir perėję kelių. Ir mes einam. Simutė pažeidinėja įstatymus. Stovi čia, kai negalima, nes gali paslysti. Bandytas Sietkų karalystė. Praplaukė tos mažesnės matuo tilpo. Ką netrūksta, tai Sietkoje. Bučiukų. O, kiek bučiukų. Čia bučiukai, čia bučiukai. Čia jau lotkelas tokias. Pirdaklėtų priparkuota. Departūrė. Bet vandeniukas koks mėlynas. Prikolas. Mėlyna ar nemėlyna? Pažiūrėk, kaip mėlyna. Mėlyna. Gražiai. Yeah. Šiaip bandau, tai toks, žalis. Lipsta ar išvažiuot gatvę? Išvažiuok gatvę. Palauk da. Nevažiuok da niekur. Širdingai dėkoju. Sveikinom su tuo kaimu. Gražiai čia. Gražiai. Turėjau kelias sunkias naktis, varčiaus nuo šono ant šoną ir viskas buvo tik todėl, kad neturėjau babę kefyrą. Ar dabar kiekvienas kefyras yra babė kefyras? Mus remia babė kefyras, visoje Europoje pasiekiamas kiekvienam parduotuvių tinkle. 10 balų. Babė kefyras. Gerai, tai taupam 6 eurus. Davai, nėrka. Prasikė. Ačiū už nakvynę, už viską. Eidrius dar kuprinė stovi, laukia patikrinimo. Aš bent jau su batais. Aš jau irgi. Iš pirmo karto nepraėjo mano bagažas, bet patikrino, antras sykį praleido per X-rayų ir tiesiog pasiėmiau. Nieko nesakė, nieko neklausė. Labai paprastai. Tauliu. Bet visada ateikite oro uostą anksčiau, nelaukit paskutinės minutės. Visada.
Baigęs kefyras, baigęs ir kelionė jau. Lipsma lėktuvą, skrisma nama. Ir vėl lauksime kitų kelionių, kitų išvykų. Laikinsma, subscribinsma, komentuosma, kaip dabar madoj. Visi dabar taip daro. Taip. Jeigu nori, gali ir tu, va, taip. Pačioj, tai visokių yra dalykų. Palaikinti. Pasubscribinti. Ir pakomentuoti. Ai, dar Contribui nuoroda yra pačioj. Instagramas yra. Ir daugiau Instagramų. Kelsiu kitų kartų ir daugiau Instagramų. Man dabar labai bus įdomu babė komentarai apie kefyrų. Aš pakelsiu rėmimų Contribui. Čia jau yra kur atsisėsti. Praėjus. Sako, pabandyk įdėti rėmelį į savo tašę, pažiūrėsim, ar atitinka reikalavimus, kad nereiktų papildomai mokėti. Tai taip norėjau grūs, kad... Au. Man atrodo skaudžiai. Nu, man skauda. Dabar visai nesidžiaugiu tuo. Bet tilpo nereikėjo mokėti. Kad čia lygiai tą patį. Einam į lėktuvą, jau nebeliūdė. Nagai negarpyti. Atlenkė nagelį, pamagėjus. Nesėkminga kelionė. Sėkminga, nereikėjo mokėti. Mane filmuoja. Simutė lėpė filmuoti, mes nusileidus nieko nefilmavom, visur bėgom, visur skubėjom, kad suspėtume į traukinį. Vieną storą kovą užlindo, už tai mum nuvažiavo traukinys. Prieš nosį teko laukti kito. Dabar mes vėl esame Utrechto stoty, kur pradėjom videką, ten ir baigiam. Kaip jau sakiau, baigėsi kefyras, baigėsi kelionė. Širša parašė, kad pridavė mašiną, parodė, pats prisidavė, kur nubrėžė ten po purvais visur, tai dar 16 eurų nuolaidą gavo. Svarų. Žodžiu, geras naujienas pasiekė. Dabar liko pataikyti į traukinį, paskutinį, ir išlipsim namie. Pilva kaip raižo, bet jau netoli namai. Alio! Kur tau šitas populiarumas? Mes jau planuojam, sakom, vis tiek, žinai, 100 followerių šiandien jau bus. 3 kontribistai jau 10 eurų sumetė. Pašertas ir gaidys, pašertas kavalskis, konservų vanagėliui nupirkta iš Gaudiešiaus. Jau galvoju, reikia jo, antrų kamerų imsma, 4 mikrofonus, droną, skriptus, kad rašytų kažką samdysim. Gerai, eina, blemba, gerai. Cheers to that. Traukinys iš Amsterdamo Apeldoorn 5 eurų kainavo, tai va 4 mėnesius kontribistai atspirks. Gerai, kad šitas video išeis jau labai vėlai, jeigu įdėsi šitą vietą. Štai, aš manau, kad Violeta ta bus panaudotas kaip svertas daugumai žmonių, sakysiu, kas jums kurva yra. Tai prasme, šit nerandom žmogus ateina ir paremia, nes jai nepamojina, nes jinai normaliai yra. Susiradau savo darbą vieną kontribistą suras per dieną. Jis ir aktorius, ir vadybininkas, ir prodiuseris. Promouteris. Aš nieko nedarau šiaip savo. Turiu savo tikslus ties šito dalyko. Ir tu pats suvoki, kad su manim susipykęs, tu rizikuoji netekti pusę savo subscriberių ir kontribistų. Mažiausiai trečdalę kontribistų rizikuoju netekti su juo susipykęs. Pasakyk, ačiū Violeta. Ačiū Violeta. Su 2T. Pasiėmė mašinytę iš draugų, buvom palikę. Ir dabar jau su bulvane važiuosim namolę. Labai gerai. Oh yeah. Upė švintoji, tu man be gala ir be kruntų.